Telšių ir Šiaulių apskrities herbuose taip pat figūruoja meškos, tai Šiauliai net ir miesto logotipe ją turi, galime juokauti, jog savotiškas meškų derbis šiandien čia vyks, o meška gyvūnas rimtas. O čia smūgis, rikošetas, dar vienas smūgis ir krenta pirmasis rungtynių įvartis. Štai taip, įkrito po rikošeto, vartininkas pašoko į šoną ir tuomet jau atšokęs kamuolys laisvam buvusiam Donatui Kozlauskui. Neblogas perdavimas, griūva baudos aikštelėje Donatas Kozlauskas ir parodoma raudona kortelė, štai taip. Eina teisėjas pasižiūrėti pats šio epizodo, reiškės klausimų tikrai yra. Taip, Dombrauskis galės tęsti rungtynes. Planų, kaip dabar viską pakeisti. O čia geras smūgis buvo. O čia kontrataka iš Telšių Džiugo komandos. Baudos aikštelėje su kamuoliu Džiugas ir muša įvartį Dominykas Kubilinskas. Štai taip, greitai atsako Telšių Džiugas, nesubyra. Kontrataka, 1-2 perdavimai ir krenta įvartis. Mirka, bet ramesnė akimirka pasibaigė netikslių perdavimų ir dabar jau Telšių Džiugas su kamuoliu, smūgis. Smūgis link vartų ir kamuolys įskrieja į vartus. Štai taip, ir berods Lukas Ankudinovas ir įmušė šį įvartį. Štai taip, atgal galva smūgiautas buvo kamuolys. Jakovskis į priekį. O čia užsikabino už kamulio Kubilinskas ir įkrenta įvartis. Dar vieną įvartį sugeba įmušti Telšių Džiugo komanda. Na, sunku net patikėti, bet Telšių Džiugas pirmajame kėlinyje įmuša 3 įvarčius. 1-3 rezultatas. Ir čia smūgis į vartus ir įmuša įvartį. Legionierius iš Latvijos, Davis Ikauniekas. Galva įvartis nuo perdavimo nuo kampinio ir dar geltoną kortelę prieš save Kubilinskas pamato. O čia pavyko pasimušti kamuolį Telšių Džiugo žaidėjų ir pražanga prieš jį čia galim, geltoną. Telšių Džiugo pavojinga galbūt kontrataka tai bus, kaip gražiai čia susivaldo kamuolį ir atlieka smūgį. Jo perdavimas ir dabar dar proga kontratakai Telšių Džiugui, bet nepavyksta niekur nuskubėti, nes yra prasižengiama prieš juos. Ir geltoną kortelę užsidirbo vienas iš šiauliečių. Čia gudriai sužaidžia. Perdavimas ir visiškai laisvas. Praktiškai buvo šalia jo priešininkas, bet netrukdė. Ir Davis Ikaunikas muša dar vieną savo įvartį. Vėl muša galvą ir tai yra antrasis Davio Ikauniko įvartis šiandien galva. Geras perdavimas, pamatė dešiniajame krašte Nino Nordanusas. Šis su kamuoliu jau baudos aikštelėje. Apgudrauja priešininkas, smūgis pataiko į Luką Paukštę. Vis dar su kamuoliu čia. Pabandė laimę štai taip Telšių Džiugos. Ir viskas, skelbiama rungtynių pabaiga. Rungtynių rezultatas yra 3-3. Labai permainingos tai buvo lygiosios.